Ar fantastika padeda atskleisti realybę, ar visgi nuo jos pabėgti? Įdomus klausimas. Iš tikrųjų, tai aš asmeniškai mėgstu naudoti fantastinę literatūrą, sakykime, tiek kitas medijų formas, o ne video žaidimus ir panašiai, kaip pabėgimą iš esmės. Tai ir taip, bet net istoriškai galime matyti, kad yra tokių dalykų technologinėse srityse, ypač su mokslo fantastika. Yra tokių dalykų, kurie buvo iš pradžių, sakykime, aprašyti tiesiog kaip visiškai kažkokia beprotystė, kurie po to buvo, sakykime, atsirado realiai. Vienas iš dalykų buvo internetas. Jis buvo labai anksti aprašytas, keliasdešimt metų prieš tai, kaip pirmas jo pirmtakas realiai, sakykime, išėjo. O kiek fantastikos ir kokios yra tavo gyvenime? Kaip čia pasakius, aš tai praktiškai visi mano hobiai yra su to susiję kažkiek. Tiek literatūra, tiek, sakykime, viduramžių fantastika, tiek mokslo fantastika ir taip toliau panašiai. Ir skaitau knygas, ir video žaidimus žaidžiu. Aš su to gyvenu. Man tai patinka.